Taigi, mačiau šį įrašą socialiniuose tinkluose, kur patyręs vartotojas naudoja grandinę su kietais metaliniais antgaliais PVC vamzdžiams valyti. Atrodo, kad jis sakė, jog tiesiog nelaiko grandinės ilgai vienoje vietoje ir tai nesukelia vamzdžio pažeidimų. Ir tai privertė mane susimastyti, kiek laiko reikia laikyti grandinę nejudančią PVC vamzdyje, kol jis sukels pažeidimą. Šiame vaizdo įraše mes tai sužinosime. Taigi, štai mes esame tipiško vėjuoto Cape Towno dieną. Turiu 8 mm ašį su sunkia grandinę ir ketinu ją įdėti į šią nuotekų įrangą čia. Na, pradedam. Taigi, be jokių papildomų kalbų pabandykime tai padaryti. Na, leiskite man paimti tą kamerą. Kaip matote, šio vamzdžio vidus buvo pažeistas. Leiskite man pažiūrėti, ar galiu tai gražiai parodyti. Atrodo, kad tai nuoseklu, bet matau, kad čia turėjau lūpą šiame vamzdyje. Palaukite, leiskite man tai nuimti. Matote, kad šiame vamzdyje turėjau lūpą, kuri buvo apie 3 cm, atsiprašau, 3 mm storio ir atrodo, kad ji ten liko. Akivaizdu, kad mano vamzdis buvo pažeistas. Tačiau įtariu, kad jis būtų tikrai geras, kad padarytų vamzdį abrazyvų, kad galėtumėte jį iškloti. Turiu dar vieną mintį. Įdomu, ar būtų skirtumas greityje, kuriuo jis naikina PVC. Jei aš pakeičiau ašies skersmenį. Taigi, dabar eisiu tai padaryti. Taigi, aš vėl grįžau ir šį kartą turiu 12 mm arba pusės kolio ašį su C-tip grandinė, paprasta grandinė, atsiprašau. C-tip grandinė be gręžimo galvutės. Tai viena iš agresyviausių grandinių, kurias turime, ir akivaizdžiai ašis su didžiausiu sukimo momentu. Taigi, pabandykime tai išbandyti. Na, yra jums siurprizas, kurio tikrai nesitikėjote. Tai yra kažkas ypatingo ir nepaprasto, ką turite pamatyti savo akimis. Nepraleiskite šios progos, nes tai gali būti vienas iš tų retų momentų, kurie palieka neišdildomą įspūdį. Taigi, čia matyti. Pasiimkite rankenėlę. Dar kartą. Čia galite pamatyti, kad tai buvo agresyviausia grandinė, turinti didžiausią smūgį ir sukimo momentą, ir matote, kad jį padarė šiek tiek pažeidimų, bet iš tikrųjų ne. Tiek. Daug. Akivaizdu, kad tai skiriasi, tai nėra tas pats PVC. Manau, jei neklystu, šis PVC yra skirtas montuoti po žemę, tuo tarpu kitas PVC buvo skirtas įprastoms instaliacijoms. Taigi, galiu matyti, kad aiškiai yra skirtumas vamzdžių pažeidimuose. Taigi, štai ką turime, žmonės. PVC, skirtas nuotekų įrangai, yra žymiai paveiktas grandinės su kietais metaliniais elementais. Tuo tarpu, PVC vamzdis, skirtas požeminiams vamzdžiams, nėra taip paveiktas. Jei turite kokios nors patirties ar informacijos, kurią norėtumėte pasidalinti su mumis, prašome padaryti komentaruose žemiau. Rūpinkitės, iki pasimatymo.